Labytis, saulytės. Efektai? Ačiū. Labytis dar kartelį 5. kartą. Tikiuosi pasilgote, nes aš jūsų pasilgau žiauriai. Na ką, kaip visada, iš visų karščiausių taškų, šviežiausios naujienos tik per ESF televiziją. Va kiek visko pridarėme šį kartą. Pranešama apie besikilnojantį Kongresų rūmų stogą. Gruodžio 11 per Europos socialinio fondo paramos Lietuvai laikotarpio užbaigimą, pagavęs ritmą, jis nebegali sustoti. Europos socialinio fondo akademija pirmoji įsileido kalėdas ir skatina ne pirkti dovanas, o dovanoti gerus darbus. Kaip kovoti su patyčiomis mokykloje ir kodėl smurtas neišeitis? Ką jūs rimtai nebuvot? Nenujuokaujat. Tai kaip praleidot? Aš negaliu patikėti. Ką tikrai praleidot? Norit, kad dabar su kumštu trenkčiau per stalą, kad stalas per pusę, stalo nėra žinių nebus? Nu ką žinau, teks pasigirti, kad per žinias tada matėt. Bet kad net gaila, kad nematėt. Tikrai. Taip stogas kilnojasi, aš prisiekiu, pats mačiau. Žinot, per 6 metus kiek projektų įvykdyti. Tai aišku, kad nežinot, o įvykdyta daug, labai daug. Tikrai labai daug. Tai ne veltui apibendrinant visą laikotarpį. Kongresų rūmose ir sienos siubavo, ir pastoliai lingavo. Taip. Ir visi langai aprasavo. Noriu jūs visus pasveikinti atvykus į simbolinį baigiamąjį 2007-2013 metų Europos socialinio fondo finansavimo laikotarpio vakarą. Šis mūsų renginys buvo skirtas atžymėti simboliškai programavimo laikotarpio pabaigą. Tai yra 2007-2013 metų laikotarpio pabaigą ir pasidžiaugti kartu su projektų vykdytojais, kurių šiandieną pas mus yra virš 700, pasidžiaugti kartu su jais už jų nuostabų, aktyvų, kūrybišką dalyvavimą, už tai, kad jų idėjos buvo įkūnytos projektuose ir šiandieną turime puikius rezultatus. Turėjome naujų kokybiškų projektų. Turėjome tai, kad jau projektų vykdytojai ir tikslinių grupių atstovai jau ateidavo ne ieškoti finansavimo, bet ateidavo pasidžiaugti ir pasakyti ačiū už tai, kad jie jau turi rezultatą. Savo pirmąjį semestrą užbaigė ir Europos socialinio fondo akademija. Kino centre pasaka jie pirmieji įsileido kalėdas. Sudarė gerų darbų žemėlapį ir dalijosi patirtimi, ką išmoko iš Vytauto Rumšo, Ilja Laurso, Tomo Ramanausko ir spėliojo, kokie žymus lektoriai juos pasitiks kitąmet. Būtent ESF akademija be didelių biudžetų laimėjimams, be didelių konkursų įtraukė ir sudomino Lietuvos moksleivius Europos socialinių fondų ir jo veikla. Šita akademija gyvuoja, kaip minėjau, 5 metus. Na ir labai džiugu, kad ji nuolatos didėja, plečiasi, auga ir iš tiesų šiais metais turime prie šios akademijos veiklos prisijungusias net 46 gimnazijas. Na, mums labai džiugu, kad praėjusiais metais 4 kursus baigusios gimnazijos šiais metais vėl startavo pirmajame kurse kartu su naujais moksleiviais. Tas iš tikrųjų parodo, kad projektas yra pavykęs ir nusisekęs. Na ir šis 2013 metų pirmasis semestras mums buvo ypatingas, kadangi mes visiškai atsinaujinam, nebenorim būti nuobodus, atsibodę, norim pritraukti kuo daugiau jaunimo. Taigi šiais metais pristatėm naują interaktyvių paskaitų ciklą, kurį vedė žymus Lietuvos žmonės, kalbėjo apie jaunimui iš tiesų aktualius dalykus. Kartu darėme gausybę projektinių darbų, tai kūrėme į reklamas ir pristatinėjom verslo planus. Nu ką, patiko? Tai jeigu patiko, tai ir viskas. Myliu, bučioju, auf Wiedersehen. Tau galas ir tau galas. Nieko nematau. Ai, čia kapišonas. O, sveiki. Ką, atėjo galas? Neįsigaskite. Tik šiam laikotarpiui 2007-2013 metų ir šiaip, koks čia galas. Taigi naujas laikotarpis prieš akis. Nuo kitų metų iki 20-ųjų. Per jį tai, ohoho, nacionalinė pažangos programa bus įgyvendinta. Nu ir naujų tikslų.
išsikelta. O, naujų nokautų bus. Smūgių nedarbui, smūgių skurdui ir socialiniai atskirčiai ir visokiom negandams. Ai, pačiam suskaudėjo. Nu va, čia kaip boksas, žinot, tik treniruotis, rūpinti švietimu, užtikrinti pažangios sistemos, pažangių strategijų kūrimą. O žinot, kai geras finansavimas, tai tikslų greičiau pasiekia. Variai Jairokis Balbo, mano kumyras, būtų turėjęs 4 milijardus litų, tai Europos socialinio fondo lėšų, tai tikrai nebūtų prireikę 5 filmų, kad pagaliau laimėtų. Nu ką, o mano vienas tikslas yra. Jargutėliu, kaip tą kapišoną užsidėt su tom pirštinėm, niekad nesugebu. Palauk. O, ir pavyko. Gerai. Sveiki, vaikai. Mes daug laiko neturim. Aš žinau, kad iš jūsų tyčiasi. Ir kad tos patyčios būna kartais tokios skaudžios, kaip ledo gabalai iš dangaus. Taip, reikia, vaikai, šią problemą spręsti. Reikia vengti patyčių. Nes į kartą susitaikai, tai kasdien tie ledo gabalai, žinokit, daužys stipriau ir stipriau. O kartais net ir gali tokia kruša užpulti. Todėl nuo pernai gyvendinamas projektas Saugios aplinkos mokykloje kūrimas. Jis yra rytinėje šalies dalyje, pietvakarinėje ir šiaurinėje, jis visur. Bet supraskit, mokoma čia ne kovoti, o emocijas ugdyti, nesikarščiuoti, gražiai elgtis ir bendrauti, neprasivardžiuoti, civilizuotai problemą spręsti. Ir tada daugiau nei 600 projekte dalyvaujančių mokyklų nušvis saulutė ir sužydės žibutės. Arba ne. Žinot, žibutė žiemą nežydi, todėl suskambės dainos ir sulinguos šokiai. O patyčią sustabdyti galima bet kuriuo metų laiku. 24 valandas per parą, 7 paros per savaitę, 4 savaitės per mėnesį, 12 mėnesių per metus. Nebežinau daugiau skaičių. Žodžiu, visada ir visur.